Jeigu per pirmą pasimatymą tu visas įsitempęs kaip styga, tai ir mergina nesugebės su tavim atsipalaiduoti. Jūs abu sėdėsit sustingę kaip manikenai. Atmosfera bus panaši į tardymą mentūrui arba į morgą. Bet būna ir dar prastesnis variantas. Čia kada mergina į pasimatymą ateina atsipalaidavusi, linksma, užsivedusi, o priešai save mato drebantį šaltienos gabaliuką, kuris jau tuoj apsisisios. Nu savaime aišku, kad tu jai nepatiksi. Nulis šansų. Kaip ši problema sprendžiasi? Likus valandai iki pasimatymo, tu eini į lauką ir susirandi labiausiai išsipuščiusią gražuolę 1 kilometro atstumu. Jos snukis turi būti deformuotas nuo savimeilės jausmų. Jos ego turi skleisti tokią aurą, kad vaikinukai iš kitos gatvės pusės subėgs eilute palaikyti jai duris. Jos tašė ar bateliai turi kainuoti kaip abu tavo inkstai. Jos krūtis turi atrodyti kaip 2 sloikai šviežio karvės pieno. Jos leškos turi būti sultingos kaip sardelės. Jas labai norisi įsikasti ir patikrinti, patekės sultis ar ne. Žodžiu, nuo jos išvaizdos tau turi susilenkti keliai. Tai turi būti tokia merga, apie kurią tu per savo gyvenimą niekada net pasvajot negalėjai. Toliau tu prieini prie jos ir bandai susipažinti. Greičiausiai į tave pažiūrės kaip į ryžą tarakoną. Šiek tiek susirauks pasimaivis. Tipo, kas tu iš vis toksai? Kas tau leido su manim šnekėti šunie? Vat būtent tokia reakcija mums reikalinga. Tai ką tu patampėjai tigrą už jo ūsų. Po tokio rejecto pasimatymas su normalia mergina. Tai kaip pėdų masažas po žiaurių kankinių. Ji tau šypsosi. Jie nežiūri į tave kaip į šūdo gabalą. Tai juk šventė. Bet vieno tokio prieimo gali būti maža. Tau reikia 2, gal net 3 tokias merginas atrasti. Esmė tame, kada tu jauti stresą prieš pasimatymą, tai tavo organizmas natūraliai ruošiasi kovai arba bėgimui. Tai tiesiog tokia organizmo reakcija, reaguojant į streso hormonus. Bet pasimatymo metu tau juk nėra kur bėgti. Tu spastusi kaip žiurkė kibire. O su padavėju tu turbūt irgi koliotis neplanuoji. O vat jeigu prieš pasimatymą tu padarysi 3 tokius priėjimus prie labai gražių merginų, tu gausi tokią dozę adrenalino, kad pasimatymas su einančia į kontaktą, jaukia ponele, tau bus kaip pasivaikščiojimas vaikų darželyje. Bet nereikia to daryti likus 5 minutėm iki pasimatymo. Tokiu atveju tu vis tiek būsi įsitempęs. Reikia duoti laiko atsipalaidavimui. Bent jau 20 minučių. Kad adrenalinas išeitų, o endorfinai pasigamintų. Ir va tada tu jau ateini į pasimatymą. Sėdi tavo saulė, liepa ar goda. Ir dar prieš valandą tu šitos akistatos bijojai. Bet po to, kai tu į akis pažiūrėjai medūzai gorgonai, tu žiūri į šitą liepą ir jie atrodo tau tokia saugi, tokia paprasta, lyginant su tom tigrėm, kuriuom tu ką tik tampėjai už ūsų. Ir jie tau primena mielą nekaltą katytę. Ir jie priešai save mato ne drebantį berniuką, o vyrą, kuris tik ką per tokią mėsmalę praėjo. Tu sėdi ramus, žiūri jai tiesiai į akis. Kaip vyras. Ir nemyžiai į batą. Yra dar vienas būdas, kuris padidins tavo efektyvumą pasimatymo metu su mergina 200%. Likus 2-3 valandom iki pasimatymo. Tu turi apkrauti savo raumenis dideliu krūviu. Idealiu atveju tai turi būti treniruotė su dideliais svoriais. Tai gali būti sunkus pritupimai, iki kol tavo keliai nepradės kilinėti. Kada tu jauti kaip kiekvienas sluoksnis tavo kvadricepso plyšta. Tuo pačiu tu perengi savo organizmą į išgyvenimo instinktą. Tau pasidaro labai giliai nusispjaut, o ką apie mane galvoja kažkokia ten liepa. Esmė tame, kad adrenalinas yra limituotas resursas. Ir jeigu tu sugebi sudeginti jį iki pasimatymo, tai per patį pasimatymą jo tiesiog neliks. Tiesiog nebus. Bet tiesiog sumažinti adrenalino kiekį yra negana. Tada tu tiesiog būsi rami daržovė. Gerai nuotaikai būtina pakelti dopamino ir endorfino lygius. O padaryti tą labai paprasta. Po sunkios treniruotės tu eini į pirtį, o po pirties lendi į šaltą dušą. Jeigu tikėt tyrimais, tai po šalto dušo dopamino lygis pakyla 3 kartus. O jeigu tu prieš tai dar ir pasipirtinai, tai efektas dar stipresnis. Raumenis atsipalaiduoja, įtampa išeina, kortizolio streso hormono tavyje beveik nėra. Tau net grinai fiziškai stresuoti nepavyks.
Taip, tikėtina, kad po treniruotės tu būsi kiek lėtesnis, bet moteris tai traktuos kaip pasitikėjimą savimi. Ankstyvo jaunystėje, kai pasimatymas man vis dar keldavo stresą, šitą lifehacką aš pats dažnai naudodavau. Aš tiesiog pastebėjau, kad jeigu prieš pasimatymą aš pabuvau salėje ir pirty, tai dialogas eidavo žymiai sklandžiau. Bet čia svarbus yra laiko momentas. Tas hormonų pliūpsnis laikosi kokias 5 valandas. Todėl reikia labai taisyklingai apskaičiuoti laiką. Pakalbėkime apie tai, kokie yra signalai, kad pasimatymas praėjo sėkmingai. Čia turiu prisipažinti, kad ganėtinai sunku yra tai įvardinti. Aš netgi turėjau tokią šmaikščią situaciją. Po pasimatymo aš rašau draugui išsame žinutę apie tai, kad, iš esmės pasimatymas kaip ir praėjo neblogai, bet man atrodo, kad jokio susidomėjimo iš jos pusės aš neiššaukiu. Ir netyčiom išsiunčiu tą žinutę merginai, su kuria ką tik mačiausi. Ir ji man atsako, kad tu be reikalo tai pagalvoji. Tu man visai patikai. Tai va, o aš matyt absoliučiai jokių signalų tuo metu nepastebėjau. Vat man visai įdomu, ką aš tada praleidau, į ką reikėjo atkreipti dėmesį. Visų pirma, galiu pasigirti, kad išradau neblogą įrankį, kaip išprovokuoti merginą, kad ji apibrėžtų savo simpatiją. Taip pat aš manau, kad pasitikėti visais įsimylėjimo principais ir taisyklėm per pirmą pasimatymą tikrai nereikia. Kiekvienas iš mūsų jau esam nuo to nudegę, kada tau atrodo, kad tu merginai tikrai patikai, o tada paaiškėja, kad gal ir nepatikai. Ir į antrą pasimatymą jų su tavim kažkodėl jau nebeeina. O kodėlgi taip gaunasi? Viskas labai paprasta. Bet kada aš savo ankstyvo jaunystėje vaikščiau į pasimatymus, prieš mane galėjo būti mergina, kuri man labai stipriai iš pirmo žvilgsnio patiko. Aš, savaime aišku, dėl aiškių priežasčių nedemonstruodavau jai savo susidomėjimą. O jeigu atvirkščiai, priešais mane yra panelė, kuri nuo pat pradžių, kategoriškai man nepatinka. Aš vis tiek draugiškai su ja bendraudavau, nes, netyčia kažkaip nuskriaus nesinorėjo. Rezultate, aš su skirtingom moterim elgiausi vienodai. Supranti, kame reikalas? Vat, kad pasakyti tiksliai patikai tu jai ar ne per pirmą pasimatymą, reikia daugiau priešistorės. Bet jeigu aš merginą pažinočiau bent metelius laiko, tai aš vien iš jos žvilgsnio, iš jos elgesio iškart pasakyčiau, kuris vaikinas ją sudomino ir kaip stipriai. Aš tau netgi galėčiau pasakyti detaliai, ką tą patį vakarą jinai norėtų su juo padaryti. Ir kaip stipriai dėl to galėtų pasistengti. Bet jeigu moters aš nepažįstu, tai ant numanomų jos reakcijų aš jokių užtikrintų išvadų duoti negaliu. Tikėtina, kad bus kažkokios hipotezės, bet greičiausiai jos nepasitvirtins. Yra merginų tokių labai atvirų, kuriam patinka juoktis, šypsotis. Jos iš principo taip labai džiaugsmingai ir draugiškai su visais elgiasi. Tau gali pasirodyti, kad tu jai patinki, bet jie taip elgiasi su visais. O yra merginų, kurios mėgsta su visais, flirtuoti. Taip iš tikrųjų būna. O būna mergina, taip visa savyje užsidarius, sėdi per pasimatymą. Atrodo, kad jai labai liūdna, labai nuobodu. O po to paaiškėja, kad jau vos ne pati tave į antrą pasimatymą tempia. Todėl vienintelis garantuotas rodiklis yra merginos elgesys po pasimatymo. Kada tu kvieti ją į antrą pasimatymą. Arba ji galbūt pirma tau parašo, arba aktyviai pradeda po pasimatymo su tavim susirašinėti. Va šitais dalykais galima tikrai pasitikėti. Visa kita tai tik spėlionės. O kaip mergina supranta, kad vaikinas pasimatymo metu jaudinasi? Kada vaikinas pasimatymo metu jaudinasi, jis dažnai laižo lūpas kaip driežas. Jo akis pastoviai laiksto, kaip pas bandziugą. Šypsena ištempta, bet iki akių kažkaip nedaeina. Su burna tu šypsaisi, o akis kaip pas karvės skerdyklai. Tu lik su būgnų lasdelėm trankai pirštukais per stalą. Tu negali atrasti pozos, kurioje tau bus komfortiška. Arba atvirkščiai, sustingai vienoj pozai kaip paminklas. Tu krūtini kelienais po stalu taip, kad stalas jau pasigauna tavo vibracijas, o jos mochitas vaikšto po stalą lik ant kojų. Ledukai spengia besibaladodami į stiklinę. Tu viso to gali nepastebėti, o mergina jau viskas aišku. Tokioje situacijoje tau geriau merginą pakvies pasivaikščioti. Tu turi būti nuolatiniam judėjime, nes kai tu vaikštai, adrenalino kiekis organizme mažėja. Kai jūs vaikštinėjat, tau nereikia žiūrėti merginai tiesiai į akis. Ir tai iš karto numuša įtampą. Tau nereikia taip kontroliuoti savo kūno. Tu tiesiog eini
Ir gali susikoncentruoti į tai, ką sakai, o ne į tai, kur tau padėti savo rankas, kaip atsisėst, kur žiūrėti. Net jeigu jūsų pokalbis nesiriša, visada yra kur nukreipdėmėsi. Šuniukas prabėgo, kažkoks keistas čiūvas šalia praėjo. Visą tai visada galima pakomentuoti. Supranti, kame reikalas. Kada jūs su panelė sėdit kavinėje, tai jinai 2 valandas apžiūrinėja tave pro mikroskopo akutį. Ji mato, kaip kliba tavo akies vokas, kaip tu nuryji seilę kas 10 sekundžių. Ji analizuoja kiekvieną tavo judesį, kiekvieną mikroemociją. Jeigu tu jaudinėsi, tai nuslėpti to nebeįmanoma. Bet pasivaikščiojimo metu galimybės įdėmiai tave nužiūrėti mergina neturi. Svarbiausia, nepamiršti iš anksto jai pranešti, kad ji patogiai apsirengtų. Nes jei mergina ateis su 12 comų kablais, o tu išsitemsi ją pasivaikščiot po rajoną, tai ji nekęs tavęs jau po 15 minučių. Ir nereikia traukti pirmin kaip pasilai. Ji tau nestirna. Prisiderink prie jos greičio. Nereikia pasimatymo paversti į olimpinės žaidynės. Tai būtų klaida. Kur taisyklinga būtų nusivesti panelį į pirmą pasimatymą? Pirmą pasimatymą su mergina reikia leisti vietoje, kuri tau gerai pažįstama. Todėl, kad tavo smegenis pažįstamą vietą vertina kaip saugią aplinką. Jeigu jūs eisit į kavinę, kurioje tu buvai 100 kartų, tai tu pats užtikrinčiau tenais jausis. O nepažįstamai vietai, tu jausis kaip turistas. Nežinomai vietai tavo smegenis naudoja 40% energijos ant to, kad išanalizuot naują teritoriją. Kur įėjimas, kur išėjimas, kur tualetas. Kodėl tas plikas ambalas į mane taip spokso. O jeigu tu užsinorėsi į tūliką, tai pakeliui tu gali pasiklysti. Tu palenki rankenėlę pro duris, o ten valytoja siurbia bomžpakį. Palenki kitą, o ten vyras susirietęs ant tualeto visas išraudęs. Jūsų žvilgsniai susitiko ir jūs abu tapo traumuoti. Jeigu jau taip gavosi, kad tu su mergina visgi nuėjai į nepažįstamą vietą, tai visada atvažiuok 15 minučių anksčiau. Sėsk, apsižiūrėk, ramiai susipažink su erdve. Ir kada mergina paklaus, o kur čia nusiplauti rankas, tu nepradėsi sukiot savo galvos kaip pelėda. Tu ramiai besi pirštu ir pasakysi. Va ten tiesiai ir už kampų. Ir būtinai rinkis staliuką taip, kad tu sėdėtum nugarą į sieną. Tai yra kontrolės pozicija. Pavyzdžiui, laukiniai gamtoj plėšrūnas visada puola iš nugaros. Jeigu tu sėdėsi nugarą į salę, tai visą vakarą jį kažkuom tave pakeis. Jos žvilgsnis šokinės tarp barzdoto kačioko ir simpatiško padavėjo, kuris irgi karts nuo karto jai nusišypso. Aš žinau, kad dabar ganėtinai populiaru yra pirmi pasimatymai automobilyje. Tai vat, jeigu tu atvažiuosi su savo tačka, tai sukels merginai vienas emocijas. O jeigu panelė užvažiavo paimti tavęs, tai emocija jau bus kardinaliai kitokia. Tu tapai jos vaiku, kurį reikia nuvežti į mokyklą. Mergina sprendžia, kada stabdyti, kada spausti gazą, kokią muziką klausytis. Jos mašinoje smirda kažkokia vanilė. Ant veidrodėlio kabo minkštas rožinis vienaragis. Visas tavo vyriškumas susitraukia per 2 minutės. Jei tu jau nebūsi bachūras, o draugytė. Ir greitai ji tau nagučius pradės lakuoti. O kiek vėliau ji netyčia kampu užkabins kokią fūrą. Fūristas jai pasignalins, o jie atgal jam 2 fakus įstatys. Jis išlips, jau artėja prie jūsų ir va čia tu supranti, kad per sprandą gaus ne ji, o tu. Ji rodo posūkį į kairę, o suka į dešinę. Praleidžia pėsčiuosius netgi ten, kur jų nėra. Tiesiog ima ir sustoja vidury kelio. Ir po tokio pasimatymo tu išlipi iš mašinos ir tu bučiuoji ne merginą, o asfaltą. Prisimink, jeigu tu nori kontroliuoti situaciją, tai niekada nesėsk į svetimą automobilį. Karieta būtinai turi būti tavo. Net jei pas tave surūdėjęs senas golfas, tai nesvarbu. Svarbu, kad tai tavo golfas. Kokia gali būti kvailiausia pirmo pasimatymo klaida? Per pirmą pasimatymą su mergina tu negali būti alkanas. Kitaip tavo adrenalino ir kortizolio lygis bus labai aukštas. Organizmas galvoja, kad tau gresia pavojus, maisto nėra, reikia išgyventi. Jis nesupranta, kad tu tiesiog eini į pasimatymą su 15 kg sandra iš Tinderio. Kad nebūtum suirzęs ir išsekęs, tu turi būti sotus. Kai tik tavo skrandį pasiekia maistas, tai simpatinė nervų sistema patampa į parasimpatinę. Organizmas galvoja, jei gavau paėst, vadinasi aš saugus.
Po pavalgymo visada pakyla insulinas. Ir kai tik išsiskiria insulinas, kortizolio gamyba aprimsta. O tu tampi daug ramesnis. Aš suprantu, kad pas daugelį vyrų prieš pirmą pasimatymą nėra apetito. Nes jie labai stipriai jaudinasi. Tu nevalgai, nes tu jaudinasi. O nevalgysi ir toliau jaudinsis dar stipriau. Taigi šitą užburtą ratą reikia staigiai sugriauti. Tavo užduotis, likus 40 minučių iki pasimatymo, suvalgyt bent kažką. Burgerį, kebabą, bent bomžpakį, sprink, riaugėk, bet ryk. Kramtyk per jėgą, užsigerk sultim, kad tą maistą prakišt. Jei kasniukas jau nelenda, tai paimk jį rankom ir susikišk per jėgą. Grūs kumščių, įsipilk į save sriubą per piltuvėlį. Jei situacija to reikalautų, žinoma. Dėka to iš psichuoto neurotiko tu pavirsi katinu, kuris apsiėdė grėtinės. Ir va tada tavo pasimatymas praeis ramiai ir kokybiškai. Kaip per 30 sekundžių nuimti visą stresą prieš pasimatymą? Čia kyla klausimas, o kodėl vyrus iš vis taip krato iš streso prieš pasimatymą? Aš tau taip pasakysiu, jeigu per pasimatymą tu pradeda drebėti rankos, tai tau yra absoliučiai vienodai, kokia ta mergina būtų motina. Tu galvoji tik apie tai, kaip greičiau tai panai kažkur įkišt. Tu bijai kažkaip netaip sujudėti. Kodėl? Todėl, kad tu bijai negauti prieigos prie jos kūno. Jūs su ja dar ne karto nesusitikot, o tu jau įsivaizdavai, kaip jie įmanuoja, į kokią pozą tu ją pastatytum. Arba įsivaizdavai jau ją be rūbų. Šitą prisimink, nes tai svarbu. Vyras, kuris ieško motinos savo būsimiem vaikam, jis negali bijoti būti atstumtas. Jis bijo tik vieno - išsirinkti netinkamą moterį. Tugi jauti skirtumą. Pasakyk atvirai, ko tu myži, ko tu bijai, kad galbūt tave atstums kažkokia saulutė. Čiagi tik ašaros smėlio dėžėjai. Iš tikrųjų baisu yra, kai tu be savaitgalių grindini kaip jautis vardant šeimos gerovės, o tavo žmona tuo tarpu šokinėja kaip spiralė ant visokių jonų. Va, po tokių atvejų vyrai žilsta 30. Bet dėl savo infantilaus mąstymo tu apie tai net nebuvai susimąstęs. Jeigu tu pergyveni dėl to, kad kažkokia Marytė po pirmo pasimatymo tau nepaskambino, tai reikia iš visų jėgų suduoti savo per žandus ir pripažinti, kad tavo mąstymas primena 15-metį paaugliuką. Normalus vyras džiūgauja, kad netinkama kandidatė išsirideno pati. Ji sutaupė tau brangaus laiko. Šūdas pats palenkė svirtelį ir nusileido į unitazą. O tau net rankų purvint neprisireikė. Taigi nuostabu. Žinai, kas mane stebina? Vyrai bijo, kad Sandrutė neleis jiems už papuko paimti. Bet kažkodėl jie nebijo, kad Sandrutė po 5 metų juos išduos ir išeis pasiėmus su savim vaiką. Vyras gali jaudintis dėl to, kad Sandrutė nenuėjo su juo į antrą pasimatymą. Bet jo visiškai nejaudina tas faktas, kad Sandrutė gali būti psichiškai nestabili. Subrendęs vyras pasimatymo metu galvoja, o ar nebus ji netyčia kokia šizofrenikė. O ar adekvati pas ją motina. O infantilas galvoja, ar dideli pas ją slepiasi papai po megstiniu. Beveik nei vienas vaikinas neužduoda per pirmą pasimatymą merginai klausimų apie šeimą, apie vaikų auklėjimą. Dažniau kalba eina apie hobius, keliones, muziką, filmus. Tu ką rimtai durnas. Koks skirtumas, ką jinai klauso, jeigu jos motina isterikė? Koks skirtumas, kokie pas ją papai, jeigu po 10 metų viskas nutys? Jos įtemptas užpakaliukas po gimdymo pasidarys kaip picos tešla, o jos veidas po 12 metų pasidengs raukšlėm. Ji visa susirauks kaip šarpėjus. Tavęs ką, niekas apie tai neįspėjo? Tu turi vertinti psichiką, genetiką, charakterį, šeimą. Va, kas iš tikrųjų yra svarbu. Va, apie ką prieš pirmą pasimatymą iš tikrųjų verta pagalvoti. Būna taip, kada pasimatymo metu vaikinas lyg ir nestresuoja, bet kažkodėl pokalbis vis tiek neina. Kodėl? Čia atsakymas paprastas, dopaminas yra per žemam lygyje. Aš tokiam situacijom visada rekomenduoju pabandyti po pasimatymo suplanuoti kažkokią fainą veiklą, kuri tau visada kelia nuotaiką. Aš jau seniai net ant savęs tą pastebėjau. Mano geriausi epizodai ir geriausios konsultacijos visada yra tom dienom, kai ant nosies kabo kažkokia labai pozityvi veikla. Tu toks sėdi ir galvoji, taip, čia reikia nufilmuoti epizodą, ryt anksti keltis į darbą, dar spėt mašinas tvarkyti, daug reikalų. Bet tada prisimeni, kad
Ašgi rytoj kažkur varau, kažkur važiuoju, kažką faino patirsiu. Po darbų kažkas laukia. Kaip tik tu užgaudai šitą jausmą, šitą pozityvę perspektyvą, tavo darbai iškart einasi daug geriau. Tu iškart pakeli savo dopamino lygį. Mano rekomendacija užsikrauti dopaminu ir tada tavo pasimatymas praeis daug geriau. Ačiū, kad žiūrėjot.